Sveiki visi. Pafilmuosim, kaip sekasi kasdienybėje tvarkytis su ūkeliu nedideliu. Važiavom per pietus, paleisim višteles, išvirėm jom bulvių, turim pasivyrę, maitinsim katinėlį gyvena. Einam, pasižiūrėsim, kaip katinai sekas. Šlapia visur. Dar čia mūsų namelio statybos vyksta. Stovi mūsų traktoriukas. Geras labai pagalbininkas. Daug labai darbų su juo galima nusidirbti. Tai kas turi nedidelį ūkelį, labai rekomenduoju pirkti būtent su kabina, nes tada tu nesi pririštas prie oro sąlygų, daug lengviau tvarkytis. Tai va, katinas jau čia kažkur turi būti, pasitinka mane visą laiką, kur jisai, katinėlė, kur tu, va, lipa. Miau, miau, nori ėst. Gauda visą laiką mėsytės. Labas, katinė. Labas. Nu, va, einam. Duosim tau maistelio. Ir senobinės spynelės dar. Viskas dar senobiškai. Turi savo žavesį tas toksai durų atsidarimas. Čia biškį betvarkėlė tokia. Labai nekreipkite dėmesio. Dar čia viskas įsikūrimo stadijoje. Nu, eik, išduosiu tau paėsti. Aš čia kaip visada dar turim bulvių prišutinę. Atvežėm. Kadangi per pietus važiuoju švariais drabužiais. Dirbu nuo pirmadienį iki ketvirtadienį, penktadienį jau man išeiginė. Šeštadienį, sekmadienį, tai darbo dienom, kai atvažiuoju per pietus, paleisim vištelį, pašert katinėlio, tai viškai apsirengiam ant viršaus, kad neįsipurvint. Ir va taip mes atrodom. Reikia vandenėlį užkaist. Nu, vištytės taip jau mano įpratintas. Visą laiką, jeigu atvežu bulvių, užkaičiu vandens. Sumaišau su pamaltais kviečiais, kukurūzai čia tokį turim, mišinuką pasimalę. Miežių, kviečių, bulvyčių, viskas. Po senoviai dar čia įdomi. Senatvės visai įdomu pažaisti kaimą. Nu, plius vištelė, atsidėkodama, išperi mum kiaušinėlių, dalį parduodam, dalį suvalgom, žinai, ką valgai pats. Nebūna taip, kad tas kiaušinis būna užsistovėjęs, visą laiką šviežias. Kartais savaitgalį išsikėpi kokius 5-6 kiaušinių. Ai, gardu. Kvepia. Tai va, turim dar biškį kombikormus. Sumalu visą laiką paperku kriauklyčių. Bet jos vis tiek stambokos, sunkiai lesa. Tai sumalu su kavamalė. Jeigu turiu kiaušinių lukštų tų pačių išdžiovintų,
Va, sumaišau ir įdedu iš karto į grūdus. Kartu, nes atskirai nelabai nori, kad tvirtesnis lukštas būtų. Visą laiką pamaišau tiesiog, kad jos lesdamos kartu palestų. Kiek čia teisingai, neteisingai, nežinau. Bet kadangi galvoju, kad teisingai, tai kol kas nesiskundė jos, kažkaip nesusišneku. Nepasako teisybės. Bet jeigu lesa, tai darau prielaidą, kad viskas gerai. Va, tų pačių grūdų. Užsipilam. Užsipilsim grūdų. Pasimaišysim. Čia kviečiai kartu su tais pačiais miltais. Maltais. Ir turiu nupirkęs žuvies taukų. Visą laiką biškutį. Katinėlis paėdė laimingas. Gaudo gerai ir pelės. Ir žiūrkių kartais atneša parodyti. Tai kraupiai reikia bėgti nuo jos tada, nes visą laiką prie kojų paleidžia. Gyvą tipo žiūrėk, aš mokinkis, kaip aš moku gaudyti. Tai tenka pagirti. Pasakyti, kad šaunuolė. Tai kiekvieną kartą vis pagavusi atneša. Buvo pabėgus katytė mūsų. Nežinau kokiu būdu. Matyt, kažkaip gal sugalvojo ar po kapotų įlindo. Vandenukas užvyrė, reikia užpilti. Tai buvo nukeliavus net iki Vievio. Tai nuo čia kokių 20 km bus. Kelionė buvo jas tinta įdomi. Ne savo valia jinai po to į Vievį atsidūrė, bet ačiū supranti šiuolaikiniam technologijom, kadangi yra tie vadinami čipai į nugarytę. Mes ją priglaudė mažytę, net nežinojom, kiek jos to amžiaus buvo. Bet kadangi nuvežėm skiepint, tai parekomendavo sučipuoti viską. Tai žmonės čipuokit savo gyvūnus, nes jeigu kitą kartą prapuola, tiesiog, kai jau tie kiti geri žmonės, kurie priglaudė ją, nunešė į veterinarinę kliniką skiepui, patikrino, ir čipas parodė, kas yra šeimininkas, telefono numerį, adresai, susisiekė su mumis, nuvažiavom, parsivežėm. Tai manau, čipas vis tik tai yra geras dalykas. Einam pas višteles. Keliaujam pas višteles. Einam paimsim, dar turim cukrinių runkelių. Čia vienas žmogus stavė. Tokie paimk pabandymai. Tai iš tikrųjų tikrai gerai pasiteisinęs dalykas. Ai, neapsiviau batų. Grįžtam atgal. Reikia batų, nes per tokį lietų su kėdukais nieko nebus. Tai, čia viskas labai greitai. Persiausime guminės. Dar takeliai neišasfaltuoti, trinkelės nesudėtos. Einam. Šitą pasimsim. Ateisim dar vėliau ateisim. Pasiimam. Sėdėsim runkelį. Jau viškai gavę šalčio. Kažkaip nepagalvojau, reikėjo gal sunešti rūsį, bet normaliai dar čia apipjaustai biškį. Po to parodysiu. Apipjavus. Visur molynas. Apipjavus, pakabinį ant grandinėlės. Labai jos mėgsta. Ne vien tik tai matyt skonis, bet dar ir sportas patinka. Parodysiu, ką aš šiemet pridirbau su ūkiniu pastatėliu. Čia buvo senas rūsys. Gal įdėsiu keletą nuotraukų, kaip viskas buvo. Dabar nusiardė, dalis va naujai pasistatė, dalis pamato liko. Ten va matot. Tai reikia dabar išlyginti. Išlyginsim.
Reikia tik laiko. Norą turim, entuziazmą turim. Viskas prieš akį. Laukia manęs jau augintinis. O tokį pastatėlį irgi pastatė mažesnį. Jis apšiltintas, tada tinklas, kad koks vanagėlis nenusineštų. Eime, pažiūrėsim, ar turi gert. Niekada negalvojau, kad višta tiek daug geria vandens. Žinau, kiek geria, kiek išlaista, manau, kad dar ir išlaista nemažai. Geria irgi daug. Va. Įlysim tai. Gaidelis piktas. Karts nuo karto jam reikia parodyti savo vietą. Nes bando vis užpult mane. Tai reikia su kibiriu pasivaikyti. Nes neskridžiam gyvūnų, bet parodėt, kad šeimininkas čia aš. Irgi kartais reikia. Nu, laukia visas, įsiilgia. Eikit vištelės lauk. Eik. Va. Geras, einam. Runkelių čia paliksim. Ateikit, supilsim. Įsiilgia. Šiltai. Na, gerai, čia viskas pasimai. Gardumas tikras. Einam šon. Štiš. Peiliukas. Dar man šiltai nebe taip lyja. Kaip ir sakiau, biškai reikia visą laiką apipjaustyt. Nes su skura, su žieve, nežinau kaip čia vadinti, jie labai nori lest. Bet jeigu apipjaustai, tai sulės ir ta žievė laikui bėgant. Bet tuoj va parodysiu, pakabinsiu. Pakabinsiu šį ant grandinėlės. Turiu metraštį tokį pririšęs. Jam tada patinka. Nuo jo džibent einam. Idealis mano. Bėga. Dabar kol kas bėga, kadangi. Va. Ir pakabinus biškutį aukščiau. Tada turi galimybę jas pašokinėti. Žodžiu, medžiotojams pasijunta medžiotojas. Nu, bandyk ragauti. Va. O, ne taip aukštai, ką žinau, buvo ir aukščiau kitą kartą. Bet tegul savo. Tu atnešim dar. Nu ir buzynas. Žiauruminis buzynas. Kadangi molės visur labai. Ateinam dar. Opa. Žaidžia vištelės, paradysim. Čia va, visą laiką aš turiu dar pripilti jam vandenuko. Vieną ranką sunku ir pareguliuoti, šlangą atsitempiau. Tai va, tuoj. Aha. Na. Vandenuką kars nuo karto reikia pakeisti, išplauti. Priskalaut bent jau. Nes labai greitai renkasi dumblas, žalumynai visokie. O, sesė atėjo. Pasifilmuos ir sesė. Va taip. Biškį paskalausim. Labas, sesė, kaip tu gyveni? Važiavai į svečius pas mane? Jo, aš filmuoju dabar. Biškį noriu parodyti žmonėm, kaip vargsta būsimi, dar nesami, būsimi mažieji ūkininkai, nes kol kas savęs ūkininkais vadinti negali, nes dar čia mes tik tai pradedam. Vandenukas jau pilasi, tuoj pilsim ir eisim link kiaušinių, kas manim. Nu, vištelės mano draugiaukos. Žiurkių karalystė visur.
Jo, čia yra visur žiurkės, nežinau kaip kovoti, yra tie nameliai sudėti su... Pasislinkit biškį. Nameliai su nuodais, nuodai nepadeda. Tai kad... Kažkaip galvosim dar kitokį variantą. Reikia parodyti. Va, merginos, kai kurios tupi, laukia, kol išsiris pas jos kiaušinis. Nu, nežinau, kaip jas ten, kiek jam ten reikia laukti, bet va turiu va tokiu va periklą. Tai paskaičiuosim, kiek turim kiaušinių. Ojai! Bijau. Nu, tai reikėtų supilt. O. Nu, ir skaičiuokim. 2, 4, 5, 6, 7. Oi. Vis tiek jau tu kelias 8, 9. 10, 11, 13, 15. Parekomenduokit, ką daryti, nes būna visą laiką, va, koks vienas, kitas, tiesiog visiškai minkštų trynių. Tada sutrina, tada netrynių, ką aš išneku, minkštų lukštų. Tokia būna patiesta jom. Viduje sudaužytas vienas. Jis pastovi 34 vištelės, tai į dieną šio žiemos laikotarpiu būna tokie 2-3 kiaušiniai, visiškai minkštų tryniukų. Ir jeigu ir pasiseka jį paimti sėkmingai, tai tada pasidžiaugia šuniukai mano. Jie išlaka juos, o dažniausiai tai jos sutrina tada. Išpurvina ir kitus kiaušinius. Gėda gaidelis ankstų rytelė, ne? Bet jisai labai mėgsta giedot, kai tik tai kas nors yra svečiuose pas jį, jis rodo, kas šis šeimininkas. Tai jam taip reikia. Vai, eime. Apeisim, pažiūrėsim dar, kur čia kas yra. Pažiūrėsim, jau auga. O viena ranka tikrai, ką, žiūrėjau kitus, kuriuos seku. Ūkininkus ir taip filmuotojus. Jo, viena ranka, mažai ką reikia. Reikės išmokti daug ką padaryti, tik tai viena ranka. Nangis pirmieji mano kartai, tai dar aš ne viską galiu. Einam pažiūrėti grybų. Einam sesę grybų žiūrėti. Einam, labas, pamajok. O, sveiki visi. Einam, pamajosim. Čia va, žmonės. Smidrų laukas. Šudens. Kadangi žiema tokia buvo nupjautas. Vat kažkaip dar žolė vis tiek vegetuoja. Žalia. Nieko, praeitą pavasarį mes tiesiog jį su freza 5 cm profrezavom. Ir vėl buvo viskas labai gerai. Bus rabarbarų. Pernai pasodinti visus laukelis. Netikėjau. Ir va tarp kitko parodysiu. Gamta bunda. Matot, va, žalias lapas jau. Ir va, tai yra sausio šiandien 29 diena. Ir kompostinė žalia. Ten moliūgų buvo prikompostuota. Ir va, visa linija mūsų šitakį. Šitakį reikia jau jum parodyti, kaip viskas čia atrodo. Tai va, sausio 29 dieną. Grybukai auga. Reiškia, leidžia gamta jiem. Nu, įsibėgėti neleidžia. Bet jie va rodo gyvybės požymis. Jeigu tik tai duotų šilumos, drėgmės dabar užtenka. Tai yra čia 300 rąstelių. Nu, pavasarį, jeigu tik biškutį šilumos duos, bent jau kokį +15, +10, gal mažoka. Irgi čia tik tai 2 metai.
Čia va šitie švieži, pernai sodinti, o tie va parudę yra užpernai 23 metais sodinti. Tai jie parudavę nuo vandens, iš gręžinio vanduo tiesiogiai šaltas eina, dėl to parudoja. Tai va. Tie patys rudėjai. 23, o kokie didžiai yra grybelių. Čia tokia laistymo sistema pasitvirtino, nepasitvirtino. Pasitvirtino to, kad vis tiek palaisto iš galo daugiau nedarysiu. Va taip niekada, nes kai viršutiniai tai gerai, bet aš ir iš ją apačią buvau, tai iš apačios kai pradeda dalysis, ten vis tiek neišlenda pats, susitraiška. Laukia, jau galima tokį sriubą dėti laisvai. Ir šiaip jeigu dėl laistymo grįžti, tai mes juos nurinksim. Reikia kas antrą išimti ir statysim stačiai va ant šitos va medienos va čia. Ir kad jie purkštų į viršų ir lašai kristų iš viršaus į apačią kaip natūralus lietutis. To užteks. Tai reikės padaryti dar ir laikmatį, kad siurbliai įjungtų, išjungtų, atitinkamom valandom, ryte palaistytų, vakare palaistytų, nereikėtų lakstyti. Tai akimatas mano išdaigos. Viena kaimynė sakė, palik į vieną, tai čia viską išgriaus ir per naują pastatys. Pažiūrim, ar rinktuvas daug vandens renka. O, bėga gerai iš krioklio. Pernai patvarkė ūkininkas vienas. Tai dabar melioruoja laukus. Rapsas jau vegetuoja irgi. Einam, susirinksim kiaušinius. Reikia, vandenį pamiršom išjungti. Kol kas šulinį vandens yra daug. Manau, tikrai užteks. Nu, pasižiūrėjau. Niekur čia negriusi, nepergyvenk, viskas čia yra padaryta. Naujai užlietas rusiukas. Čia va yra dabar išlyginamasis. Katinėlis mėgsta pasifilmuoti. Jisai fotogeniškas. O čia va. Ir baigėsi cementas. Ir to labiau, kad jau čia neturiu lentų. Tai manau rytoj gal ne, bet poryt nuimsiu. Vėl pastatysiu per naują. Ir prilėsim iki galo. Vandens bačką laistyti braškim, tarp kitko ir braškių pavasarį bus. Jie vien tik smidru. Žodžiu, darbų yra į valias. Užsikabinau už medžio. Darbų yra į valias. Visas krūvas išlygint. Taip pasidariau įėjimą į rūsį. Klausit, kodėl durys tokias aukštesnis. Ten tokią nišą specialiai palikau. Šiferį reikia dar sutvarkyti. Nuo seno pastato. Šulinys, berdakas visas. Niekur nespėjai, atrodo liktai kaip ir dirbi tada, kada turi laisvą minutę, bet visų darbų nenudirbsi. Darai reikalingiausius. Tam pačiam momentui pačius svarbiausius. Taigi, toj susirinksim kiaušinius, išsirušiuosim, tiksliau gal susidėliosim ir važiuojam dirbti atgal. Iki 1 valandos turiu spėt ir kiaušinius susirišiuoti. Biški sulyjo, bet nieko, išvalysim jie čia. Kai kurie švarus, kai kurie ar taip reikės plauti, nes buvo po vištelę, kurį suskaldžius kaip savo minkšto lukšto kiaušinį. Iš esmės vištelėm galima pasidžiaugti, nes kai kada, aišku, čia kaip pasiseka atvažiuoti, ten valandą anksčiau, valandą vėliau nebūna. Daugmaž vis tiek vienodų laikų, bet netgi ir pusvalandis būna daug ką reiškia, nes pavyzdžiui, už vakar surinkau 22 kiaušinius. Matyt, dar ne visos buvo išsiperinę. Vakar buvo 30 kiaušinių, o šiandien 20 lygiai. Tai
iki pasimatymo kitais kartais.